Sveiki. Kai seniau ėsdindavau plokštės, aš visą laiką padengdavau jų takelius lydmetaliu. Kiekvieną takelį kruopščiai gražiai. Kol vieną kartą einu per forumą, turbūt Elektronika LT, žiūriu, kažkas rašo, kad neverta to daryti, ypač kai plokštė didelė, ten daug karščio jie persidos ir iš tikro tam variui nieko net neatsitiks plikam. Buvo įdomu, ar tai tiesa, atrodė, kad tiesa, iš tikro pasakė, kad biški, parašė, kad biški pasioksiduos ten, tralė ir nieko neįvyks. Tai dabar prie progos nusprendžiau už vieno savo aparato ištraukti plokštę, kuri nėra padengta, ir pažiūrėti, kas atsitiko per 10 metų. Apverčiam. Ogi nieko ir neatsitiko. Varis kai kur pasioksidavęs, patamsėjęs, bet jokio puvimo, kažkokių pažeidimų, visiškai nieko nėra. Čia kraštą nekreipkite dėmesio, nes čia turbūt buvo nedasėsdinę, tai teko pritrinti. Tokie jau niuansai gamybos namuose. Bet tada apsimokėdavo, nes nebuvo tų paslaugų, kaip pigiai dabar iš Kinijos užsakyti plokštę ir panašiai. Aišku, ne apie tai šiandien mes, bet pažiūrėkim, 2013 metai. 10 metelių, nieko tam variui neatsitiko ir kas įdomu, kad pats prietaisas yra buvęs drėgmėj, netgi kai kurie varžtai turėjo rūdžių ir panašiai. Įdėkim plokštę atgal ir pažiūrėkim, ar viskas vis dar veikia. Plokštė įdėta į vietą. Turbūt daug kas nežinos, kas čia per prietaisas. Tai čia yra mano stiprintuvas iš 10 metų atgal. Jisai turi 2 kanalus ant lempų ir 2 kanalus ant mikroschemos. Jisai tiesiog 4 kanalis, bet tuo pačiu ir, kaip pasakyti, stereo 4 kanalis, kadangi čia yra filtrų plokštė ir lempos groja viską virš kažkur 100 Hz. O viską žemiau groja mikroschema. Tokiu būdu su silpnu paprastu lempiniu galima klausyti lempinį garsą ir tuo pačiu pasijungti subus. Netgi 2 subus, tai viskas pilnai stereo. Tai tokia jo idėja. Jeigu kas norit, kad jį išnagrinėti ir plačiau ten kažką papasakot, kaip realizuota, galima būtų irgi kokį video sukurti. Neatsimenu, ar kada buvo koks nors normalus video apie jį. Iš tikrųjų tikrai pamiršau. O dabar pažiūrėkim, ar viskas veikia, bet kadangi čia lempinis, tai, manau, reikia pažiūrėti tamsoj, matysim, kaip užšyla lempos ir panašiai. Kairiai pusėje įsijunginės šviesos diodai, ne visai gerai matysis, bet čia yra realių plokštė, kurie valdo plokštelę priekį, tai viskas su laikmačiais, kadangi, kad būtų kuo sveikiau lempom, kad nebūtų jokių garsų per garsiakalbius, pokšt, nieko panašaus. Tai viskas su laikmačiais. Įsijungimas truks minutę. Kadangi laikmačių suma kažkur apie minutę, nes turi leisti kaist lempom. Jungiam. Iškart užsidega berods 5 voltai tikriausiai, nes jie realiam reikalingi, tai dėl to iškart šviečia. O dabar po biškį kaista lempos, jo viskas gerai. Dešiniai matom lempas. Kai pilnai įkais lempos, jom bus paduodamas pagrindinis maitinimas, H+, nes lempa turi kaitinimą ir turi aukštą įtampą. Tai dabar paskutinis įsijungimas padavė
į lempas apie 207 voltų. Nu va, viskas pilnai veikia, visi ledai šviečia. Visos plokštės nepadengtos lydmetaliu, nieko. Ir, nu ką, viskas su jom tvarkoj. Na ką, dėkui, kad žiūrėjot ir sėkmės konstruojant. Iki.